Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Svečiuojamės pas mielą seserį Birutę Žemaitytę, kurią turbūt visa Lietuva pažįsta. Tai yra vienuolė, Jėzaus širdies mažųjų tarnaičių seserų kongregacijos sesuo, rašytoja, piligrimė, daktarė, reanimatologė, ilgą laiką dirbusi Alytaus ligoninėje. Taigi šiandien yra 2025 m. gruodžio 29 diena, kada bažnyčia mini šventąjį kankinį vyskupą Tomą Beketą. Ir susirinkome čia pas sesę Birutę Kaune ir norisi ją pakalbinti. Pirmiausia, norisi klausti, kas jūs įkvėpia eiti tuo ieškojimo keliu, ieškojimo Dievo keliu. Manyčiau, kad aš tai visada sakau, žvaigždės. Nepagoniškai, bet tikrai krikščioniškai. Kadangi mes gyvenom kaime, gana varganai palyginus, karves ganėm tenka. Ir aš paskui vakare, kai jau viskas nutyla, pas mus labai žvaigždėtas dangus. Man atrodo, jis ne visur toks žvaigždėtas būna. Ir aš žiūrėdavau į tas žvaigždės ir man tai kažkur iš tų žvaigždžių tas ilgesys. Kažko tai daugiau negu tik tai tos žemės, nes atrodydavo. Ir visą man laiką atrodė, kad aš labai trumpai gyvensiu. Net karves ganydama prieidavau miške prie balos didelės ir matydavau atspindį dangaus tų visų debesų ir aš galvodavau, o jeigu aš pulsiu į šitą balą, tai gal aš pateksiu į dangų. Bet vis tiek man baisu į tą balą griūt, sakau, tai niekas čia man neišeis. Bet tai va tas šauksmas iš tenai atėjo, iš tikrųjų iš tenai. O paskui mūsų parapijoje buvo labai geras klebonas, buvęs vyskupas, jau jis dabar amžinatilsį, Juozas Žemaitis, Vilkaviškio vyskupas, buvęs jau dabar prieš mirtį, kur daug metų. Ir jisai mūsų parapijoje buvo 11 metų. Tai šitą jūsų parapija Simno? Simno parapija. Ir tėtė mūsų labai mėgo, kad mes skaitytumėm knygas. Tai mes pas tą kleboną Žemaitį, o jis turėjo didelę biblioteką. Tai mes tų knygų prisinešdavom daug. O kadangi 7 buvom, o stalas tai buvo visai nedidelis, aš net stebiuosi, kaip mes ten išsitelkom prie to stalo. Bet tai ten būdavo taip visi susikimšę, kad kiekvienas savo tik plyšelį turėjo. Bet va tas knygas tai mes skaitydavom. Tai klebonas parinkdavo mums pagal amžių tokias, jau kam atras vaikiškas, tai jau daugiau vaikiškas. Vienas tik tai aš net truputį įsižeidžiau, sakau, man visai tokias apie katinėlį, ten tokią knygą, bet ji labai graži buvo, kad aš ją raščiau dar sykį, perskaityčiau, tikrai nuostabi knyga buvo, kaip katinėlis išėjo mergelės meilės ieškoti. Autoriaus neprisimenat? Neatsimenu, bet man pradžioje tai aš tik tai savų tą, kad man atrodė, matai, vaikiškas duoda knygas, tai kad aš jau ne visai toks, jau visai vaikas, aš dar piemenė jau. Tai va, knygų tų tiek prisiskaitydavau ten ir tų, net ir tokių mistinių, kaip Benigno konsulatą, tokia mistikė, man jau tos knygos patiko, bet mes labai daug jo knygų perskaitėm. Tai galima sakyti, ir knygos daug prisidėjo, ir ten daug buvo kalbama ir apie tokį pašaukimo kelią. Ir aš galvodavau, aš tai jau stosiu į vienuolyną. Niekur kitur į vienuolyną stosiu. Kai jau buvo man tarp 14-15 metų, atvažiavau aš čia į Kauną pas sesutę. Ir jinai jau turėjo pažįstamų tų seselių, nors jos buvo labai įsislaptinusios, tas sovietmetis gūdus buvo. Ir aš nuėjau pas būtent į švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių seserų bendruomenę. Jos buvo kada tai
visiškai viena, o paskui buvo viena išėjo į viešumą, o kita liko tokia nevieša. Nu, kas tas neviešumas, nėra jokių išskirtinių išorinių ženklų, jokių abitų, jokių rūbų išskirtinų, nieko. Viskas taip kaip kultūringa krikščionė pasaulietė. Tik tai viduj viskas turi būti. Nu ir aš jau norėjau, kad mane priimtų į vienuolyną. O jinai pažiūrėjo į tokią labai mažytę, smulkutė buvau, kad aš dabar 15 metų mergelės. Tai atrodo, jau Liepos, o aš ten buvau vaikelis dar tik tai. Ir ji man atminčiai davė tuščių saldainių dėžučių. Pažaist tiesiog. Nu, vaikų mane palaikė. Ir aš parsivežiau tas dėžutės, nu, aš jas branginau, bet aš galvoju, nu, va, matai, visai manim nepatikėjo, jinai dar mane laiko, kad aš turiu pažaisti su saldainių dėžutėm. Nu, ką darysim? Nepriėmė, ne. Nieko neatsakė teigiamo, nieko ir taip toliau laukiu. Na, paskui sesutė jau mane pasikvietė į Kauną ir jau tada. Tai jau tada buvau 17 metų. O vyskupas tuo laiku klebonas Žemaitis tai sako, bet žinok, jeigu norėsi stoti į vienuolyną, reikės mokytis. Ai, sakau, ten yra ir nemokytų. Tai ką tu ten darysi, sako, kai įstosi. Nu, kol bulves kusiu, plausiu, grindis, tvarkysiu viską. Nu, jis nusišypso ir sako, o vis tik tai reikės mokytis. Nu, sakau, nu, jeigu reiks, tai mokysiu. Atvažiavau į Kauną ir pradėjau nuo vakarinės 5 klasės vakarais mokytis, dienom dirbti. Nu, va taip ir ėjo gyvenimas tolyn, čia visko neišpasakojau. Ir atėjo iki reanimatologės specialybės. Tai pirmiausiai tai baigiau 8 klasės, tai tada buvo galima iš 8 stoti į specialią medicinos mokyklą ir joje baigti vidurinę kartu. Tai stojau čia, kur dabar pranciškonai gyvena, ten buvo medicinos seserų vakarinė mokykla. Su manim jau jinai užsibaigė, buvo jau uždaryta, bet tada dar aš galėjau mokytis ir baigiau tą seserų mokyklą ir jau nuo 3 kurso pradėjau dirbti medicinos seselę. Kadangi baigiau medicinos mokyklą su raudonu diplomu, tai nušvito viltis, kad gal aš išlaikysiu chemijos egzaminą ir be konkurso įstosiu į aukštąjį, bet dėja niekas nenuskilo. Vakarinis yra vakarinis mokslas, vis tiek tai nedieninis. Nors ir gerai baigiau, bet vis tiek daug plyšių. Tada reikėjo visus egzaminus laikyti, nu, bet matyt pats dievulis taip norėjo, kad vis tiek aš įstojau. Iš pirmo karto. Kad ir nežavingais tais balais, bet vis tiek įstojau, kadangi jau turėjau stažą medicinos, jau nemažą. Tai jau kaip gamybininkai vadinama ta srovė ir man matyt jau taip dievulis norėjo. Ir ką jums davė kaip krikščioniai, kaip katalikiai tie ilgi metai reanimacijoje, darbas reanimacijoje, matymas iš arti mirties, skausmo, kančios? Gal pirmiausia, tai kodėl mane sužavėjo reanimacija. Aš buvau dar tik 4. Tai dar prieš tai, yra prieš istoriją. Aš pati buvau gana silpnos sveikatos. Ir aš jau nuo ankstyvos, galima sakyti, vaikystės turėjau širdies reumatą ir širdies ydas. Ir va tos ydos, kada jaunystė ta tikroji pražydėjo, jos labai irgi suintensyvėjo ir aš tiesiog buvau tarp gyvenimo ir mirties. Tai buvo jau ne vienas atvejis, kai aš buvau ant mirties slenksčio. Ten ir septinis endokarditas, ir visokios komplikacijos. Ir aš jau tada galvoju, kad aš jau mirsiu. Ir aš tam ruošiausi ir net pačią gydytoją raminau, sakiau, jūs nepergyvenkit. Sako, ar tu galvoji, kad man negaila, kad toks jaunas žiedelis vysta. O aš įsakydavau, nieko, daktarė, tenai pražydėsiu. Nu, vienu žodžiu, nu tokia buvau. Labai turbūt dar buvau tyras vaikas. Tai
ir labai jinai nuostabiai gera buvo, ir kiti buvo labai geri tie daktarai. Ir tada, va, kai turi tokią, pats esi jau ant svarstyklių tam tikrų, ar į tą pusę bus gyvenimas, ar čia mirtis, bet vis tiek tai yra gyvenimas, ar ten gyvenimas ir čia gyvenimas. Ir aš tada taip svarsčiau, jeigu aš dar pasveiksiu, tai jau gyvenimas bus ne mano, nes jis dabar jau baigėsi. Bet jeigu jisai bus pratęstas, tai jis bus ne man. Aš tada būsiu medika. Medicinoje studijuosiu. Nu ir va tada ir prasidėjo tie mokslai. Tai dar aš buvau tik vakariniai mokyklai, kad čia va tie visi sirgimai prasidėjo. Paskui medicinos mokykla irgi, nu sunkiai, aš tikrai. Tai ligoniniai, tai moksle, tai ligoniniai, vien žodžiu. Bet, o paskui dar, kodėl reanimatologų, tai vėl yra pašaukimas pašaukime. Labai susirgo buvęs valdytojas Juozapas Stankevičius, kuris buvo čia kelių vyskupijų valdytoja sovietmečiu. Jis buvo irgi man toks tikrai kaip tėvas. Ir jis buvo prašęs, sako, jeigu aš išgirsi, kad aš esu ligoniniai, būk gera, nepalik manęs, nes jie mane pribaigs. Toks buvo jo. Jie mane pribaigs. Ir aš buvau 4 kurso jau medicinos instituto studentė ir išgirdau, kad jis yra reanimacija. Tai kaip nubėjau į reanimaciją, taip ir neišėjau gal 3 paras. Dieną naktį buvau prie jo. Nu ir ką aš galėjau padaryti? Nieko, tik tai būt prie jo. Bet reanimacija mane užbūrė. O čia visko neišpasakos, nes per ilgai užtruks. Ir tada jau aš turėjau viziją, kad aš vis tik tai būsiu reanimatologė. Bet mane baugino tie visi aparatai, tos technikos, ten vis tiek nemažai yra tų techninių dalių, aš technikoje nesu labai gabi. Galvoju, kaip, išmoksiu, o ką aš darysiu, turėsiu išmokti. Ir tada pradžioj dar 1 metus padirbau, kaip tada buvo internatūra, tai kitaip negu dabar jau. Dabar jau ilgesnis tas būna laikas, stažuotės tos. Nu ir tada išsiuntė, tada aš dirbau metus laiko kaip terapijos daktarė. O paskui įsidarbinau, pervedė mane, kai tie metai baigėsi internatūros, į greitąją medicinos pagalbą. Ir važinėjom po kaimus, po visur, nuo kur iškvietimai ten ir važiuodavom. Bet norint dirbti reanimacijoje, reikia persikvalifikuoti iš terapijos daktaro į reanimacijos intensyvios terapijos. Tai tada jau važiavau į Vilnių 3 mėnesiam, jau ten ištisai operacinė reanimacija. Ir buvo tokia stažuotė. Jau tada gavau perkvalifikavau iš terapeuto į reanimatologą. Ir tada jau pradėjau pilnai jau dirbti reanimaciją. Reanimacija tada mane užbūrė būtent prie to prelato kunigo ar kanauninko, jau aš nežinau tų laipsnių, prie Juozapo Stankevičiaus. Mane tas visa ta mistinė, man ten mistinė aplinka atrodė visa. Visos tos lašelinės, visi tie kvėpavimo aparatų, šniokštimai, viskas. Man buvo tikrai kaip mistika. Mane jinai tiesiog užbūrė. Ir aš tada persikvalifikavau reanimatologu ir pradėjau Alytui dirbti. O kaip jūs likimas suvedė su Juozapu Stankevičium kunigu, kaip jūs susipažinot? Išpažinties? Išpažinties. Jisai čia buvo, kaip jau nuo visko nušalintas buvo, tai čia prisikėlimo bažnytėlė, jo čia buvo galinė klausykla, kairiai pusėje, ten mes tokios dušelės visokios, jau dvasiškos gyvenimo siekiančios, mes eidavom pas jį išpažinties. Labai tėviškas buvo, labai geras. Apie reanimacijos kasdienybę yra jūsų viena garsiausių knygų Palydėsiu tėvo namus, kur kiekvienas gali pasiskaityti. Ten labai vaizdingai viskas aprašyta. Ir kada jūs esate pajutusi tą pašaukimą
perteikti viską žodžiu, rašyti, iš kur, kada jums kilo ta mintis, ar gal dienoraštį rašėt jau nuo pat vaikystės? Dienoraštį rašiau tai nuo jaunų dienų. Tai tik tai taip visokios, dvasiniam daugiau temų, ten kokius nors išgyvenimus. O taip tai reanimaciją aš nerašiau knygos, aš rašiau tą patį dienoraštį tęsiau. Ir paskui man viena daktarė, tokia draugė Loreta Paulovičiūtė sako, ta Birutė, kiek tu ten kaupsi tuos savo dienoraščius, išleisk knygą. Sakau, tai už ką aš ją išleisiu, kad tai mano ten alga 137 litai arė. O, palaukit, gal 137 rubliai buvo ta mano alga. Sakau, tai iš kokiais pinigais aš išleisiu tą knygą. O jis sako, nugi skolinkis ir išleisk, išplatinsi ir atiduosi. Na tai va, užmetė man tokią frazę. Ir viskas, ir iš tikrųjų taip ir buvo. Ir taip ir prasidėjo, tai čia buvo viena iš pirmųjų jūsų knygų šitą Palydėsiu tėvo namus. Viena iš pirmųjų. Jo, ir paskui dar pabiro iki 20, ar ne, dabar yra parašyta? 21. 21. Tai va, paskui antra knyga buvo. Turbūt Viešpaties trupinėliai, tai misija, paskui trečia buvo Iš kalėjimo, paskui ketvirta. Vėl tai, nu nežinau, aš jau jų ten. Tai misijos yra, ten ta knyga apie misijos su Pavolgio vokiečiais, ar ne? Taip. Ką jūs iš to periodo, kokie yra prisiminimai, arba kas labiausiai kritė į širdį, ko galėtumėt pasidalinti? O prasidėjo tas keliavimas į misijas, tai irgi su tėveliu Zdebskiu. Jisai važiuodavo, nes jį kviesdavo ten į įvairias vietas Sovietų sąjungos. O kaip jis sakydavo, aš galiu per visą imperiją važiuoti be kliūčių, jis visada visur bilietus gaudavo. Ne taip jau paprasta būdavo lėktuvais gauti bilietus. O jis kažkaip užhipnotizuodavo tas kasininkės, kad jos erdavosi iš kailio, kad jam gautų tą bilietą. Jau jis taip ramiai gražiai, jis žiūrė ramiai ir sako, nu bet man labai reikia to bilieto. Pirmiausiai tai apeina visas taip pažiūri iš tolo, paskui prie kažkurios pristoja ir tai negali jau nuo jo atskabinti. O tai va, jisai su juo ir prasidėjo. Pirmiausia, nuvažiavom mes ten dviese, paskui paruošėm vaikelius tuos ir kvietėm jau, susitarėm ženklą, kad jau jis atvažiuotų. O čia gavę mūsų telegramą, mūsų pamaldieji žmonės išsigando, kad čia jau kažkokia ruskė tam tėvelį jau kviečia, nes pasirašė mano sesė Valerija, o jos pasirašė telegramui Valentiną. Nu ir viskas, sako, ruskė kažkokia kviečia. Ir tėvelį nedavė tos telegramos. Mes laukiam, nėra. Vėl rašom ir vėl rašom jau telegramą su atsakymu, nes turi tada atsakyti jau pats kunigas Zdebskis. Tada jau pagaunam atsakymą, sročno priėdu. Pačią dieną jau jis atvarė, sako, niekas nepranešė man. Užslėpė tą telegramą ir nepasakė. Na, nuo tada ir prasidėjo, jau tada kiekvienais metais. Ir kiek metų taip? 11. 11 metų. Tai jau tada ir atostogas visą savo praleisdavau tenai. Visą savo daktarės atostogas. Įsivaizduokit, aš neįsivaizduoju, kaip buvo galima ištverti. Be atostogų vėl grįžti tiesiai į darbą. Vienas tik tai man buvo labai gražus atvejis. Aš atvažiuoju jau į Vilnių ir ten buvo, kad aš jau ant laiptelio autobuso stoviu ir mane išgrūdo kaip kokį šuniuką iš tos nuo to laiptelio, kad viskas perpildytas autobusas ir negali. Ir aš turėjau jau vėl laukti kito autobuso ir pavėluoti į darbą. Įsivaizduokit, grįžtu iš Rusijos per baladojusius tiek 1000 kilometrų. Išvyta kaip šuniukas vėl su kitu lėkiu autobusu. Ateinu į operacinę. Chirurgai užsiplovė rankas, laukia, nėra
nes aš dirbau ir reanimacijoje, ir operaciniai. Mes turėdavom ir ten dirbti. Tik taip biskybė šiek tiek daugiau reanimacijoje, operaciniai mažiau, bet vis tiek reikėdavo ir operaciniai, nes ten labai gerai visi įgūdžiai tobulėja, nes tu ten viską girdė, viską sujauti, supranti, čia jau sunku net pasakyti, kaip tai yra. Ir dabar jau jie laukia, aš pavėlavus kokią 20 minučių. O jie sako, na tai Virutka, tai ką vėluoja, sakau, nu labai atsiprašau, vėlavau, nu, negi aš sakysiu, ką tik aš iš misijų grįžau. Nieko negaliu sakyti, atsiprašiau ir pradėjom narkozę, pradėjom operaciją. Tai va taip gražu būna. O tai čia buvo mintis kunigo Juozo Zdebskio, jis jums pasiūlė, sako, važiuojam. Jo, tai pirma mes turim nuvažiuoti, paruošti kelią, paruošti vaikus. Bet tas ta pirma idėja, kaip jisai čia jums... Pirma idėja buvo ne iš jo, bet buvo pas mus tokia sesutė Valė, ta pati, kuri telegramą siuntė. Ir jis sako, nu va važiuoju, o aš buvau kaip tik pirmi metai, kaip aš buvau baigus jau medicinos studijas. Ir aš turiu atostogas. Ir girdžiu jų pokalbį su vyresnėje. Sako, va, ta Valė, važiuočiau, sako, aš pas tos vokiečius į Pavolgį, bet jau, sako, sveikata ne tavo, jeigu kas mane palydėtų, tai aš tikrai važiuočiau. O, taigi aš, sakau, galiu važiuoti. Tu važiuotum? O ko, aišku, važiuočiau. Įsivaizdavau, nu žinai, kad jau ten, jeigu jau nepriims, tai aš čia jau gydysiu žmonės, čia jau, oi, ant sparnų. Važiuojam, o karšto ten Pavolgį, ten tikrai tokia stepė, kaip vos nedykuma. Oi, nuvažiuojam, priima mus tokia vokiečių šeima, jie gausi, bet, jau beta, ne kaip pas vokiečius, o kaip, nežinau, jau su Rusėja turbūt. Kur tik kotletas, ar kas tai nematyti, ar ten kotletas, ar ten kas ten musių pilna. O tai va, misijos, nu nieko, kaip yra, tai gerai, nieko. Nu va ir prasidėjo nuo to, o kadangi ta Valė sesuo jau buvo sutarus su Zdebskiu, kad jeigu jau kaip paruoš, tai tada jau duos žinią. O kad aš ten esu, tai turbūt nelabai kas ir žinojo. Aš jau kaip palydovas pasisiūliau, nes sakau, aš turiu atostogas, taigi galiu palydėti. Tai jūs vaikus ruošdavot sakramentams, ar... Sakramentai. Tai ten ne tik vaikus, ten ir suaugusius reikdavo ruošti. Ne tik vaikus. Nes kartais jau toks gražus, naivus supratimas, kaip jau vaikai priėmė pirmą komuniją, tai viena iš tų vokiečių jau suaugusių, jinai jau ištekėjus, jinai sako, tu man duok gabaliuką irgi. Išsiimk iš pambės kitok, tas vaikas nedavė. Aišku. Tai tokia buvo viski jau to supratimo, tai trūko, jie labai buvo nuostabų žmonės, ypač mane apgyvendino tokioj gausioj labai šeimoje, 15 vaikų šeimoje, tai tas tėvas ypač, jis taip man panašus kaip Abraomas koks, jau vyresnio amžiaus, toks labai gražus, didingas, toks jau tikras, stambus vyras. Ir jis taip melsdavosi pas paveikslus, taip gražiai. Ir sako, aš prašiau Dievo, kad jis mums atsiųstų žmogų, o mesgi nemokam. Kaip tos vaikus mokyt, kad mes nei patys tos bažnyčios matę, nei patys ruošti, nei ką mes ir nemokam. Ir sako, ir Dievas išklausė, atsiuntė mums. Tai čia jau mano buvo antra kelionė, jau be Valės, aš jau viena važiuoju. O jie vokiškai dar mokėjo, ar jau buvo užmiršę? Jie turėjo savo dialektą vokišką. Bet jie, kai nuvažiavo jau į laisvą, tą Vokietiją jau persikėlė, tai jų nesuprasdavo vokiečiai kalbos. Bet jų tas šakninis tikėjimas, jie buvo katalikai iš anksčiau, o jų protėviai? Katalikai. O kiti ten Pavolgį buvo liuteronai.
bet jie katalikai. Bet jūs liuteronų neatvertinėjot, ar atvertinėjot? Ne, ne, tai kad tu jau ten negali per daug įsišakoti. Tai kai kadaise buvau netgi Australijoje, tai Australijos lietuviai įsižeidė. Tai kodėl pas vokiečius važiavo, to ne pas lietuvius, sakau, tai kad tie lietuviai užsiglaudę iš baimės visi tupėjo ir niekas nežinojo, kur jie, o vokiečiai drąsūs buvo. Jie drąsūs buvo, o nu va. Tai va, tai daugelis jūsų kitų knygų yra apie piligrimystės. Tai į Šventąją žemę ir aplink Lietuvą ne vieną kartą, ir iš Lurdo į Lurdą, į Santiagą, į Šventą žemę, kur tik jūs nesat buvę. Tai, Šiek tiek buvus. tai kodėl jums reikėjo tų tokių ekstremalių tokių piligrimysčių, nešant sunkiausius kryžius ir ne vieną kartą? Iš to laikotarpio gal kažkokių tai prisiminimų, ar tai motyvacijas, kas jūs pirmin vedė? Taip būna žmogui. Kai grįžau iš Australijos, mane išsikvietė ten žmonės. Irgi pagal knygą palydėti tėvo namus, man atsivėrė viski keliai ir į užsienį. Jie sumokėjo už mano kelionę, atsiuntė bilietus pirmin ir atgal ir laukė atvažiuojančius. Ir kai aš grįžau jau iš Australijos, tai tada galvoju, kad jau 2000-aisiais bus jubiliejiniai metai ir aš jau tada išeisiu į pensiją ir jau tada nebedirbsiu reanimacijoje, nes jau, žinokit, pavargau, iš tikrųjų pavargau. Jau pradėjo mane nubirėliai tie man ir naktim aš jau pradėjau sapnuoti iš kapo, kad dangtis kyla, jisai atsikelia, reiškia, iš to kapo. Žmonės bėga į kapus, visus įsisklaidau, aš duodu, tiesiu ranką, traukiu tą numirėlį iš tos duobės. Nu, va tokie visokie, sakau, man jau košmarai pradeda sapnuotis, man jau reikia išeiti. Ir kai grįžau iš Australijos, tai man vyresnioji sako, tai ko tau lauktų 2000 metų? Dabar jau tu biskį atitrūkai, jau 3 mėnesius nebuvai. Darbe tau lengviau bus išeiti, paskui bus labai sunku išeiti. O dabar jau vis tiek biskį, jau atitrūkus šiek tiek nuo to. O paskui tu gailėsies ir dabar bus labai sunku išeiti. Dabar sako, išeik į pensiją prieš laiką. Metai dar buvo likę. O kadangi aš visą gyvenimą turėjau tą vadinamą invalidumo grupę antrą, tai mano stažas nenutrūksta, tik tai, kad ir mažesnis. Mano tokia už tai ir mažai pensija, kad tai lakščiau po Rusiją, tai vėl kur nors. Tai va tokia už tai ir užsidirbau nedidelę pensiją, bet nieko. Dabar taip aš ir padariau ir išėjau. Ir tada tas 2000 metais Gintaras organizuoja kelionę aplink Lietuvą. Ai, aš pradžioj sakau, nesąmonė. Šitokį kelią aplink Parubežį. Sakau, gal kur Dzūkijoje ir prisijungsiu. Bet pasiėmiau tą schemą, kur kelionės. Sėdžiu prie stalo, žiūriu į ją, vis žiūriu. Galvoju, o kodėl nepabandyti nueiti? Kodėl tik tai Dzūkijoje? Gerai, paskambinau. Eisiu, Gintarai. Pirmyn. Tai buvo, kaip sakau, gerai. Išėjau iš kūno reanimacijos, dabar eisiu į tautos dvasios reanimaciją. Kaip atgailos piligrimas. Kaip atgaila. Nes čia jau nepasivaikščioja. Čia rimtas žygis. Čia jau žygis sunkokas. Ir sėkmingai iš tikrųjų nuėjau. Taip, kad aš aplink Lietuvą, kai ėjom, tai nežinau, ar aš nors kokį metrą kitą gal ir kur nors ir pavažiavau, kad kur jau nespėjau pasivyti. O šiaip tai tikrai savo pėdom visą apėjau Lietuvą. Tai buvo iš tikrųjų atgailos procesija. Kaip ir sakiau, baisiai buvo sunku tas garsų to jūroje būti nuo ryto iki vakaro, kad ir maldoj, bet jos jau pasidaro, jau ne malda, o kančia. Tai va, bet ką, turi priimti viską kaip yra, taip yra. Bet tai buvo, anaip tol ne paskutinis jūsų piligriminis žygis ir rimtas, buvo dar
Ne Nu, vienas. Tai paskui jau pagauna tave tam tikras ir azartas, gal dvasinis, bet jau tu tampi piligrimu ir jau tave traukia. Tada aš Gintarui sakau, nu tai dabar jau belieka, dabar apėjom aplink Lietuvą, aš ir visą trigrašį, kurį įkišu. Tai dabar sakau, reikia eiti kryžiaus ženklų per Lietuvą. Jau apeit aplinkui Lietuvą, dabar kryžių uždėsim ant Lietuvos, jau gal šėtonas sunkiau bus pralysti, čia pro tokius vartelius visokius užtvarus. O Gintaras, oi, kokia gera mintis, eisim jau dabar kryžiaus ženklų. Ir vėl kryžiaus ženklų. Nu, paskui jau jis sugalvojo iš Klaipėdos į Pivašiūnus. Einam pėsčiom, einam. Ir vis su kryžium tuo Su sunkiuoju. tuo pačiu kryžiu. Paskui jau kažkas, atrodos, tas čia eucharistiečių seselė viena tokia Albinutė Giniūnaitė sako, o kad jūs ne tik Lietuvoje eitumėt, kad jūs apeitumėt Marijos Sopulingusios kelią, sako, tai būtų gražu. Nes jis sako, Lietuva yra paskutinis šiaurinis taškas šito Marijos Sopulingosios kelio. Ir toliau jis eina į Šventąją žemę ir užsibaigia Golgotos kalne, kur Marija po kryžium stovėjo. O, sako, nu tai čia fantastiška. Mes eisim Lietuvoj, o paskui prijungsim kelią į Šventą žemę, iki Golgotos kalnų. Ir taip mes ėjom Marijos Sopulingosios keliu per visas Sopulingosios motinos šventovės ir tokius, kur yra kryžiaus keliai dideli. Kryžių kalnas įeina, paskui Žemaičių kalvarija, paskui visas tokios Marijos Sopulingosios šventovės. Ir mes visas apėjom ir tuos kryžiaus kelius, kur tik buvo, Prieino, tai kur Vilniaus kalvarijos. Visas tas kalvarijas apėjom. O tada jau beliko ruoštis į didįjį žygį, į Šventą žemę, nes jau Marijos Sopulingosios kelias jau visas apeitas iki Lietuvos. Visos tos Sopulingosios motinos vietos. Ir dabar jau reikia tęsti iki Kalvarijos kalno. Tada jau ruošiamės išeiti į didįjį žygį pusės metų. Mano paties svajonė yra kada nors aplankyti Šventąją žemę. O jums, kiek jūs kartų esate buvusi Šventoje žemėje? Vieną, tą vienintelį kartą. Vieną. Kas iš tos kelionės į Šventąją žemę, būtent Šventoje žemėje, koks yra prisiminimas apie tai, ar koks jausmas? Jau sunku pasakyti apie tuos jausmus. Jau tie jausmai pradžioj būna jie labai pakilus, labai viskas ok, viskas nuostabu, bet paskui eini, jau pradedi puldinėti po kryžium, jau nebeturi jėgų, nebepajėgini. Ogi atėjom ir kai per Vengriją, o karštis pavėsi 40 laipsnių, o tai širdis baladojasi, viskas jau nebeturi, rodos jau tikrai krenti po kryžių. Tai jau ten romantikos nelabai tokios jau didelės. Bet vis tiek turbūt buvo kažkas, kas vedė pirmin, kas padėjo, kas įkvėpė, gal ir tie mūsų dangaus šventieji kažkurie tai padėjo ir gal jūs turite pati savo artimesnius šventuosius, į kuriuos... Šios mano visi šventieji tokie mažutėliai, nes aš pati nesijaučiu kokia nors didelė, bet maža. Net jeigu jau taip iš tikrųjų turbūt psichologinės, net tam tikros yra savybės, jeigu aš ir vardą vienuolišką gavau kūdikėlio Jėzaus Marija. O tai reiškia jau tikrai, kas davė tą vardą, tai pastebėjo šitą. Taip ir atsimenu vieną tokią net dvasios tėvo, ten tokia kaip ir pristatymą vyskupijai. Tai apie kiekvieną tą seselę, ten tokia trumpa tarsi recenzija, tai
Žinau, kad buvo parašyta, tikras kūdikis išpažintyje dažnai ir gyvenime kartais mažus dalykus su ašarom apverkia, bet nepaprastai pasitikė. Jei nugalės puikybę ir išdidumą, tai galima daug tikėtis. Reiškia, ir mažai, ir išdidė. Viena iš jūsų knygų yra prisiminimai apie kunigą Aleksandrą Papučką. Tai jūs irgi jį minite kaip vieną iš ryškiausių dvasininkų jūsų kelyje. Va. Tai ką jūs apie kunigą Aleksiuką galite papasakoti tiems, kas, pavyzdžiui, aš irgi nebuvau jo girdėjęs anksčiau. Ko mes galime iš jo pasimokyti arba kuo jisai svarbus Lietuvai? Mano gyvenime labai būna tokių staigių susitikimų. Nei aš jo pažinau, nei aš žinojau. Tik tai buvau atostogose, Biržų krašte Paberžėj. Ir mes su tokia draugės sesute, Sigute, nuvykom į Biržų bažnyčią į atlaidus Šventos Onos. Ir laukiam jau dabar išpažinties kaip per atlaidus. Laukiam, eilutė nemaža, ir įlipa į sakyklą kalbėt pamokslininkas. O kad jis kalba visai ne taip kaip kiti, o toks džiaugsmingas ir taip viską nuoširdžiai jisai šneka. O mes iš tos eilės pagiedotis, kur stovėjom, nulėkėm ir stovim prieš sakyklą. Ir žiūrim, akių nenuleisdamos, kas čia per žmogus, kas čia per kunigas, kaip jisai kalba, kad taip negirdėta. Šitaip nuoširdžiai, šitaip. Jisai tik staiga į mane, tiesiai žvilgsnis, iš sakyklos į apačią, iš sakyklos viršūnė buvo. Ir dabar rodo šitaip. Pažiūrėkit, aš tada buvau jauna, pažiūrėkit į šitą gražią mergaitę. Kaip būtų, jeigu sakytumėm, gražiai kaip nuodėmė, tai kas čia būtų per apibūdinimas? Graži kaip Marija, graži kaip gėlė, graži. Tai va, čia būtų tikras apibūdinimas. O dabar, sako, tęsiam toliau apie Šventą Oną. Viskas jau mes užhipnotizuotos, mes jau pas jį išpažinties nuėjome, jau nepastatėm, kur laukiam. Nuėjom pas jį išpažinties ir aš, aišku, paklausiau, kur jisai dirba. Jisai taip skyrių patylėjo, kad jis nenorėjo tų gerbėjų turėti. Bet jisai sako, va čia netoli Biržų, kokie 10-12 kilometrų, Kupreliškis toks yra. Aišku, nubilzinau ir į tą Kupreliškį, kadangi aš atostogauju Paberžėj. Taip ir susipažinau. Nuostabus žmogus buvo. Jau jis tai iš tikrųjų buvo gyva muzika ir gyva meilė. Tiek jisai mylėjo tą savo parapiją, žmonės ir visus, kad jis nieko, jis, galima sakyti, šeimininkė sako, nupirki naujus batus, jau šitį išklypę, buvo visai, jau nėra ko jau apsiaut. Jau nauji batai yra. Žiūrėk, jau nėra tų batų, tai kur tėvelė padėjot, kurgi, klebonėlį, kur batai? Atidaviau, nam labiau reikėjo negu man. Man gerai šitie. Jau kiekvienus pagarbą jisai, kas numirė, eina pas tus žmonės, gieda per naktį, kiek jau ten iki paryčių. Jau ten juos visus sustiprina, guodžia, padeda viską, nieko savo, nes nei tų pinigų jis turėjo, nieko, jisai, biednas visai, krito karvė žmonėm, tai baisu šeimai neturėti karvės, jis turėjo ožkelę, jis už tos ožkelės ir binci jau veda pas tuos, nors laikinai vaikeliai turės pieno. Jau tiek, aš neįsivaizduoju, nei tėvas nebūtų toks vaikam geras, kaip jis buvo, tiem žmonėm visiems geras. Ir meldėsi labai daug, keliais eidavo kryžiaus kelius, pasiraitoja, kelnes virš kelių ir
Grinais keliais. Pats vienas ar su bendruomenė? Vienas. Vienas. Vakare eina į kapus. Laimina visus, į visus pasaulio kraštus, į tuos mirusius, į parapiją ir visus. Ir kaip jis važiavo jau savo pirmąją parapiją, kai jau baigė seminariją, ar vabalninkas, ir jau jis eina pėsčias, jis nuo pat pradžios, jis kaip, jis vaižgantiškas toks buvo. Ir jau ant kalno mato savo tą parapiją, jisai ją peržegnoja, sako, Viešpatie, ką jau tu čia man duosi, man jau viskas gerai, aš tik duok man meilės visiems tiem žmonėms. Jis ir pjūklų mokėjo net groti, taigi pjūklų nelabai tas moka. Ten tiesiog jį reikia išgauti, tas melodijas, bet jau kokia ta melodija, tiesiog atrodo širdis iššoks, jinai tiesiog kaip ištrauktas, kitum nori. Na va, tai toks žmogus buvo, nu tada aš apie jį tokias visokias ir prisiminimus ir savo, ir kitų žmonių, va čia šitoj knygelėje sudėjau ir išleidau. Ar jie buvo pažįstami su Šlavantų tėveliu, ar nesusidūrė jų keliai? Nesusidūrė. Jie skirtingi buvo. Aš juos abudu tuo pačiu laiku turėjau. Ir vieną, ir kitą. Gal Rūdas Zdebskis pirmiau, o paskui įsijungė ir kunigas Aleksandras. Na, va, nežinau, ar čia tokia turbūt dalia, kad tu juos susitinki kai tau jų labai reikia. Kaip vyksta dabar jūsų bendravimas, pavyzdžiui, su tėvu Zdebskiu? Kokiu būdu jisai yra jūsų gyvenime? Jis yra giluminis, be galo gilus žmogus. Tai mano bendravimas prasideda nuo šito kryželio, kaip jis visada labai ir pas vokiečius važiuodamas šitą kalbėdavo, kad kai tik yra galimybė dalyvauti šventose mišiose ir jūs patį svarbiausią momentą turit per konsekraciją, kada Kristus tikrai realiai yra taip, kaip jis buvo ant Golgotos kalno, ant kryžiaus prikaltas. Va tada ir jis turėjo tokią savo maldą, kaip kokia konsekracijos formulė. Duok jėgų ir meilės Viešpatie visa, kas man sunku. Būtent konsekracijos metu ją reikia kalbėti. Tu ne konsekracijos žodžius kalbi, bet šitą. Duok jėgų ir meilės Viešpatie visa, kas man sunku, pakelt kaip tu ant kryžiaus, kaip pelnytą bausmę arba atgailą už savo ir visų žmonių nuodėmes. Už nuodėmes tų, kurie mane įskaudina ir kuriuos aš įskaudinau, už sielas skaistykloje kenčiančias, už tavo meilės paniekinimą. Tai va, prasideda mano bendrystė tokia iš pats pirmas veiksmas, atsibudus, atsikėlus, pabučiuoti šitą kryželį ir šitą maldą kalbėti, o paskui per konsekraciją, kad ir trumpesnių būdų ją atnaujant. Tai Šitas kryželis gal autentiškas yra? Čia ne, čia įžadų kryželis. Įžadų. Tai va, jis turėtų būti ir mano karste pagal viską. Dabar kunigas Zdebskis buvo tikras aukos, labai gilios aukos, kančios, atgailos. Jis tokytum, kaip, ar galėtum pavadinti mistikas, o kaip čia aš irgi gavau dovaną. Ne iš jo, bet iš buvusio seminarijos rektoriaus. Čia yra Šventos Gertrūdos relikvija, 1 laipsnio, tikras jos kūno dalelė, čia matyti kaulelio gabalėlis. Tai va, ir Šventa Gertrūda buvo tokia kančios ir mistikė, ir Kotryna Merik, ir Teresė Neumanaitė, ir tėvelis Zdebskis į jų tarpą visiškai derinasi. Jis buvo kančios, aukos, atgailos ir meilės toks mistikas. Tai va, tokie neeiliniai žmonės.
atsidūrė gyvenime. Kalbant apie mistiką, aš esu jums dėkingas už vieną knygą ir jos autorė Gabrielė Busi yra parašiusi dienoraštį pokalbis su Jėzum. Knyga vadinasi Jis ir aš. Iš tikrųjų labai padariusi įspūdį ir manau turėtų būti parankinė knyga. Ką jūs apie šitą knygą galėtumėte ir apie jos autorę pasakyti? Jinai buvo irgi nenorma. Ji buvo mažų vieno žmogaus pjesių autorė. Kaip sakyti, teatro atstovė. Ir jis su tom labai nuostabiai giliom ir gražiom tom pjesėm jinai apvažiavus irgi daugybę miestų ir šalių ir visur ją kviesdavo, visur jie turėjo tokią dovaną. Bet šalia to jos vyko labai intensyvus, gražus, mistinis gyvenimas su Jėzumi. Jėzus tiesiog su ją kalbėjosi, bet ji jo nematė. Jinai girdėjo jo balsą. O gal net per savo sielos balsą, nežinau. Vienu žodžiu, čia yra paslaptis. Mistika ir yra mistika. Mes negalim ten išnarplioti, kaip ten viskas vyksta. Ir šita knygelė man pateko labai dar ankstyvoje jaunystėje. Kai dar jinai buvo tik mašinraščių išleista, bet tada labai daug knygų žmonės, ypač seselės, spausdino mašinraščių. Ir spausdino ne vieną egzempliorių, o iš karto kokius 6-8, tai vieni būdavo lengviau įskaitomi, kiti jau buvo silpnesnis, buvo tas jau braižas, nes vis tiek 8 lapus su kalke per kalkę, tai ne taip jau visi žavingai ir atrodo, bet jau tada jau įėjo šitą knygą mašinraščio formą. O tik tai dabar visai neseniai, čia jėzuitai išleido jau 13 metais, tai visai neseniai, prieš 12 metų, jau išleido tokią jau formą, jau spaustuvės formą. Tai dabar jau čia aišku labai lengva jau skaityti viską, bet jinai yra tuo nuostabi, kad čia tikras pokalbis. Jėzus kalba sielai. Gabrielė Busis iš pradžių irgi labai turėjo tam tikrų klaustukų, nors čia tikrai Jėzus kalba. Bet Jėzus taip gražiai sakydavo, tu patikėk, kad aš tikrai kalbu tau ir tu nusiraminsi. O koks pagaliau tau skirtumas, kaip čia tas vyksta? Svarbu, kad tu girdi mane ir viskas. Tai tikrai jau man tai buvo tikra parankinė knyga. Man nereikėjo ten didelių mąstymų knygų, o čia atsiverti kur nors, ką nors. Paskaitai ir užtenka tau gana didelės kąsnis maisto, taip sakyti, dvasinis, jau atkastas. Dabar tiesiog paimsiu ir pažiūrėsiu iš 45 spalio 25 kaime. Mažai te galvoju apie jį, nes tą dieną atvyko mūsų naujasis klebonas. Matai, kaip dažnai turi grįžti į savo vidų, kad mane ten rastum. O taip, tai būtina praktika, ji turi virsti įpročiu. Apie tai pamąstysi šią naktį. Tada, kai tyloje ir minties pilnatvėje stengsiesi įsigilinti į Dievo esmę. Ar nemanai, kad tokia naktinė malda daug ko pranoksta meldimąsi dieną? Juk tada tavo širdis tarytum lengvai įsilieja į manąją. Tarsi tu būtum visiškai palikusi žemę bei jos rūpesčius ir atsidūrusi visai kitame pasaulyje. O koks palengvėjimas, koks poilsis, mano dukra. Tai kodėl kai kuriomis dienomis tavo mintys būna tokios nutolusios? Ašgi visada esu čia ir laukiu tavęs. Kur tas čia? Manyje. Taigi, paskaitai taip ir gali ir nešiotis tą mintį. Ir čia vis tie tokie nuostabus pokalbiai. Tai tikrai nuostabu. Tai už šitą knygą man tai jau viena iš pačių
brangiausia. Ir man dar labiau užstrigo ta mintis, kad tai nėra tik jos pokalbiai su juo, bet tai yra universalūs dalykai, tai yra jo pokalbiai su kiekvienu iš mūsų, ar ne? Tai kad už tai, kad atrodo tau kalba. Tai jis ir sako, pamatysi, kiek šitą knygą padarys gero, nes aš per ją kalbu ir su tuo, kuris ją skaito. Kai galvoja, kad čia tik neapsigautų, kad čia tikrai būtų tikra, jis sako, taigi ir gyvenk taip, kaip būtų tikra, kad aš kalbu. Jeigu aš kalbu. Dabar šiais laikais, šių laikų žmogui, kuris paskendęs informaciniam triukšme, vaizdų triukšme, labai nelengva yra suprasti, kad Dievas yra čia ir dabar, kad jisai kalba žmonėms ir man, ir tau. Bet kad tą suvoktų žmogus, reikia tam tikrų sąlygų. Kokios sąlygos jūsų nuomonė reikalingos šiam atpažinimui? Manyčiau, kad didelių sąlygų nereikia. Už tai, kad Dievas yra laisvas ir jis nesuvaržytas bažnyčios sienom, nesuvaržytas specialia vieta, kur jis galėtų kalbėti. Jis visai švysteli, kartais visai nebūdingai vietoj. Už tai, kad jis yra dvasia, jis yra laisvas, jis yra nepririštas. Tai mums tai reikia vieta, reikėjo jums atvažiuoti, kiek kelio ir va čia dabar sėdėti ir klausytis kažko. Ne jau čia labai išmintingų žodžių, paprasčiausias pokalbis. Tai jeigu žmogus su žmogum gali taip kalbėti, tai kaip Dievas negalėtų kalbėti? Aišku, gal tam tikra pradžioj, tam tikros pratybos ir turi būti. Bet paskui tu jau taip įpranti, kad tampa tarsi tavo alsavimu. Ne kažkokiu tai jau specialiu ten pasiruošimu ir, aišku, pasiruošimo, nurimimo tai reikia, bet nereikia didelių nei sąlygų, nei nieko, gali net ne bažnyčioje, kartais daugiau tau ateina minčių einant kur į turgų, į kažkokią kelionę, į kažkur tai vykstant, važiuojant, labai įvairiose. Už tai, kad Dievas yra laisvas, jis už tai ir įžengė į dangų, kad galėtų būti tarp visų, su visais ir visuose. Jeigu jis būtų gyvenęs iki šiol Izraelio žemėje, tai nebūtų taip. Dabar jisai sakė, jums geriau, kad aš išeinu. Jums geriau. Nes aš tada galėsiu prie kiekvieno jūsų būti. Ir dabar ypač šiais laikais daugėja šitų, galima sakyti, mistikų. Dar yra nepripažintų, bet... O kodėl jau taip nusistatė prieš tą Marijos Valturtos knygą, aš ir nežinau. Ja perskaičius, tai tikrai šventasis raštas, ypač Naujasis testamentas, tikrai daug didesnėj šviesoje. Kai kuriuose vietose ir aš nesutinku su tuo. Ypač Marijos skausmas po Jėzaus mirties, kad ten jau tiesiog biskį kaip isterija kokia. Ne, jinai tokia tikrai nebuvo, jinai buvo tokia tyli. Ne tokia jau, ten tiesiog, nežinau, ir paėmimas į dangų irgi toks, man tai neautentiškas. Bet gali jie daug ir žmogiško elemento yra mistikų gyvenime. Yra ir žmogiško elemento. Nėra grynai 100%. Jūs paminėjot Marijos tylumą. Aš apie tas sąlygas ir turėjau omeny tą tylą. Tylą ir adoraciją. Pavyzdžiui, kiek iš mūsų tikinčiųjų dar nėra atradę tos tylos ir tos adoracijos svarbos. Kodėl tai yra svarbu? Tai kad vis daugiausiai žmogus pats šneka. Bet tai įsivaizduokit, kaip tu jautiesi, jeigu tu šneki, o neleidi tam žmogui įsiterpti.
Tai kaip jaustis tam žmogui? Jis vienas, terškinam, teko susitikti tokių žmonių, jis nieko neleidžia įsiterpti. Jau kartais sakai, tu nutėlsi nors biskį, nuleis nors minutėlį man įsikišti, nes aš negaliu nieko, nevyksta dialogas. Jis pila kaip iš kokio kibiro, be sustojimo. Tai kaip Dievui jaustis, jeigu nėra žmoguje tylos? Tai kaip išgirsi jo prakalbinimą? Jis nekalba garsiai taip, kaip mes turguje ar kokio parduotuvėje. Jisai tyliai kalba, šventa dvasia, kaip sako, kalba mumise neišsakomais dusavimais, nes dusavimas irgi yra pati giliausia meilės esmė. Jau žmogus neturi žodžių, jis tik tai atsidūsta. Arba aikčioja, arba kaip šitas Mozė sako, žiū, gi, dangaus karalystė. Žiū, tai reiškia tas jaustukas, žiū, arba oi, arba vau, kaip dabar jaunimas, vau. Tai tie jaustukai tokie. Tai kaipgi tas dievulis prakalbės, jeigu tik tai tavo žodžių, vieną litaniją baigia, kitą pradeda, trečią baigia, vėl visokie atsiteisimo aktai, vėl visokie. Kad žmogaus protas nėra pajėgus taip jau ir net ir priimti, jau jis tada pradeda atsiriboti, jis jau pradeda neklausyti, ką ten šneka. Arba tokias sąžinės sąskaitas paima, kur jau ten viso pasaulio baisybė, nuodėmės šneka, tai kad paskui turi kurį laiką valytis nuo tų žodžių, nes jie tave, kažkaip, sakytum, patys žodžiai tave užteršia. Kaip tėvelis Debskis sakydavo, net iš pažintinius nejaudrinkit iš pažinčių klausytojo vaizduotės, realiai nupieždami, kaip viskas vyko. Jūs pasakykit, nusikaltau prieš tokį Dievo įsakymą, veiksmu, reiškia, ar tas antrasis buvo dvasiškis, ar jis buvo pasaulietis, ar jis buvo vedęs, ar ne, šitą galima pasakyti. Ir ar tai buvo dideliam dalyke, ar tai buvo, tam tikrai žangoje, bet jisai nesakydavo, neaudrinkti klausančiojo vaizduoti. Nes jeigu taip jau nuogai viską sakys, tai ir iš žmogus, tai nežinau, kaip čia visą tai. Sako, jam aišku bus, ką tu nori pasakyti, o nepasako, kaip tu ten darei, ką tu ten darei, kaip ten viskas buvo. Tai kartais ir tos sąžinės sąskaitos tokios yra nuogintos, kad jos tikrai negera pasidaro po jų. Ir taip jau atrodo, ko baisesnės, to jos geresnės. Ne šitaip yra. Taigi Dievas absoliučiai viską žino, tu tik prisipažink, kad tu tikrai nusidėjai, kad tu buvai tokiam dalyke. Ar sunkus tai dalykas, paminėti sąlygas, reikia vedęs, nevedęs, kunigas, ne kunigas, vienuolė, ne vienuolė, bet nepasakot veiksmo su visom smulkmenom. Tai va kartais, jeigu ta vaizduotė mūsų yra tokia užgriozdyta visokiais, tai kaip tas Dievo balsas pasieks žmogų. Žiūrėk, čia ir gražiai labai kunigas Mozė toj knygoje. Jis visus tos argumentus, vis kontra, vis klausia. O gal buvo taip, o gal ne šitaip, gal taip. Visus kelti klausimus, kaip gražu. Čia už tai tą gilumą pajauti kiekvieno Jėzaus pamokymo ir palyginimo. Taip ir šita Gabrielė Bozės, kai tu vis mastai tas Jėzaus posakius, jie niekad netrodo, tu vėl atsiverti tą patį ir vėl atrodo jis naujas. Už tai, kad tai Dievo kalba, o Dievas visada yra jaunas ir visada naujas. Jis niekada nesensta ir jo žodžiai nesensta. Ir kaip gražiai anksčiau giedodavo, dangus ir žemė praeis, bet tavo žodžiai nepraeis po Evangelijos. Tai va, sesė Birutė, mes jau beveik valandą jau lygiai kalbame, tai norėtųsi eiti prie pabaigos ir mes esame ant 2026 metų slenksčio, praėjo dar 1 metai. Pasaulis yra visoks, kaip visada,
ramus, nelabai ramus. Čia Lietuvoje daug mes turim visokių nerimų, bet kai palygini su Ukraina, tai yra pas mus žymiai geriau. Tai koks būtų jūsų palinkėjimas visiems mūsų Lietuvos žmonėms, ar nebūtinai visiems, kai kuriems įdomu jūsų palinkėjimas ar jūsų mintis ateinantiems metams? Man noris palinkėti ramybės, vilties, gilumos, mokėti nutilti, mokėti išgirsti amžinybės kvėpavimą. Kaip tai yra nuostabu. Tai iš tikrųjų yra amžinybės alsavimas. Neterorizuoti ir savęs. Juk mes esame artimiausias artimas savo. Man dažnai dabar būna, kai tai dekompensacija širdies. Taip jėgų nebėra, taip jau nebėra jėgų, aš ir melsdamasi užmiegu, bet aš neterorizuoju savęs, sakau Viešpatie. Tu matai, kokia aš jau esu silpna ir kokia trapi. Kodėl tu manęs nepasiimi pas save? Tai matai, kad aš jau nieko, aš čia jau dabar gero negaliu padaryti. Jau mano visos veiklos nuėjo į amžinybės gelmes. Man jau dabar reikia, rodos, reiktų tik užmerkti akis ir atsibus tėvo glėby, bet jis dar kažkodėl neima. Dar kažkokią turi jums mintį. Aš net prieš Kalėdas eidama išpažinties sakau, kodėl manęs dievulis nepasiima pas save, kiek aš čia galiu toj žemėje. Tai žmonės įsigąsta nuo tokių minčių, eik tu, tai negi tu nori mirti, sakau, aš nemirt noriu, aš noriu gyventi, bet gyventi kitose sąlygose. Čiagi aš tik laikinai atėjau į šitą pasaulį, ašgi nesu čia jau už pramatyta gyventi labai ilgai, o jai gyven, sakau. 100 metų linkim sulaukti, 100 metų. Sakau, tai jau sakau, jau pasilinkėk savo, kad nori taip jau to 100 metų. Iš tikrųjų, tai nieko nereiškia Dievo akyse, nei 100, nei 200, nei 50, nei 20, nei 10, yra šventieji ir maži vaikai pasiekė šventumą, yra šventieji ir labai daug kentėję ir kankiniai, bet vis tiek dangaus karalystę mes gaunam dėl Jėzaus kančios, dėl jo nuopelnų, dėl jo meilės. O ten, jeigu koks priedas ir bus už tą mūsų veiklą, tai iš tikrųjų tai bus ne dangaus karalystė, o tam tikras priedas. Kaip gauna algą ir dar būna kartais gauna kokią premiją. Tai gal ta premija ir bus ten jau mūsų mažas indėlis. Bet iš tikrųjų geriausiai laukti susitikimo su Dievu, kaip Šventa Teresėlė sakė. Norint būti neteisiamam, reikia eiti pas jį tuščiom rankom. Neprisikraut, kaip ta moteriškė priėjo prie dangaus vartų, Petras klausė, tai ką jau, tu čia atsinešiai tam dideliam krepšį. Tai pradėjo dėliot, va čia aš dirbau karite, labai ten lankiau ligonius, ten padėjau, tam, užauginau didelę šeimą, stengiausi vaikus auklėt, kaip jau, dar viskam, ir vis, Petras reiškia 120 taškų. Ir Petras už tą jos visą tiradą ten, kiek jau jį prisakė, gerų darbų, sako, gerai 10 taškų. Vėl prisakė, vėl dar 10 taškų. Dar jinai jau, tai jinai darė, tai tą darė. Dar sugraibė 10 taškų. Tai vis tiek dar tik 30 taškų. Pagaliau jinai sako, o Viešpatie, tai belieka tik pasitikėti Dievo gailestingumu. O, Petras nušvito, čia tai jau gerai, 120, eik į dangų. Tai va, taip kartais galvojam, kad jau čia mūsų ta jau veikla, tai iš tikrųjų tai yra tas, kaip Mozė rašo, tai yra tas raugas įmaišytas, bet tas raugas tai yra iš Dievo. Jisai perims tą visą maišymą. Ne tu, per tave gal įdėtas, bet jisai yra ten gyvos
visos bakterijos, gyvas visas organizmas ir jisai padarys tą, ką reikia, kad duona įrūktų. Tai va tai perima ta dangaus karalystė mus visus. Bet jis gali būti ir blogas augalas, galėtų ir užteršti kitus, bet tai va, tas jo švarinimas, gryninimas, tai irgi yra labai, tai yra asketika reikalinga ir moralė, ir išpažintis, ir viskas, tai iš mūsų pusės reikia save švarint, paruošt, bet kartu ir nepririšt. Nei prie žemės, nei prie nuopelnų, prie nieko. Eit kaip vaikas, tuščiom rankom, bet mylinčia širdim, kaip sakė Teresėlė. Pulsiu jam ant kaklo. Tėvui. Nors jis yra toks turtingas, toks galingas ir toks mylintis, kad atidavė net savo sūnų. Kad mes visi būtumėm laimingi, išganyti ir netgi taptume panašus į Dievą. Ar gali būti kas nors daugiau? Ir ar gali būti didesnė mistika? Kaip būtent pasitikėti ir siekti to, ką jis mums paruošė. Jisai jau viską mums paruošęs, tik reikia mums, kaip sakyti, su viltim bėgti į jo rankas. Ir tada nei mirtis baisi, žinoma, gal truputį ir pagalvoja, kaip čia bus ta dar toliau, jeigu įvyks koks insultas ar kas, bet tai kas bus, tas bus gerai, irgi neamžinai. Insultas vienas būna, paskui antras, o trečias jau pabaigė. Tai, koks skirtumas, kokią mirtį mirsi. Kaip šventa Teresėlė sakė, mirte numirsi. O tas, kad būtų ne mirties tema užbaiga, bet tai per mirtį mes einam į gyvenimą, mes einam į ten, iš kur atėjom. Ar pats pagalvoji, iš kur mes atėjom? Taigi atėjom iš ten, iš Dievo širdies, iš jo minties, tai mes jame amžinai gyvenom ir atėjom į pasaulį atlikti tam tikrą užduotį. Kai ją atliksim, jisai pasiims atgal, už tai ir traukia amžinybė. Ne tai, kad aš jau ilsėsiuos, nieko, reiks ir ten darbuotis. Sako Jėzus. Mano tėvas darbuojasi iki šiol ir aš darbuojuosi, tai taip ir mes darbuojamės, kol leidžia mums. Dabar aš tai tikrai mažai jau čia darbuojuosi, bet matyti irgi taip reikia. Štai aš klausiau, sakau, tai kodėl manęs dievulis nepasiima pas save? Kodėl aš vis dar gyvenu žemėje? Tai kągi gali atsakyti? Išpažintinų sako, matyti jau tokia jo valia, jis taip nori, jis dar nori tave žemėje turėti. Bet aš sakau, jau norėčiau žemėje. Tai va, to visiško atsidavimo Dievo valiai. Dievo valia yra meilė. Ne kas kitas, ne terrorizavimas, ne moralizavimas. Jo begalinė meilė. Bet ir vėl grįžtam prie to paties. Pagaliau nutilkim bent laikas nuo laiko ir paklausykim, ką jisai nori pasakyti. O mes užverčiam laviną poterių ir galvojam, labai daug meldžiamės. Galima be poterių, bet melstis ištisai. Nes tu gyveni Dieve ir Dievas gyvena tavyje. Jeigu šitą pajauta yra, tai tu iš tikrųjų gyveni jau amžinybėje jau dabar. Ne ten tik po mirties, bet jau čia yra. Kaip čia vadinasi teatre? Uvertiūra. Dabar uvertiūra, tas trumpas suglaustas teatro visas turinys. O paskui jau prasidės veiksmas. Jau teatro uždanga pakils ir jau tu būsi, jau uvertiūra bus atlikta tavo žemėje, o toliau tęsinys, bet jį prasideda žemėje. Kaip tada nuostabu, kad mes gimėm, kad mes esam, kad mes būsim. Tai ko tada nusimint? Net jeigu ir būtų ir sunkių dar išbandymų, tai nieko. Man gražu, kaip šventasis Ignotas Antiochietis, kai jau 84 metų senuką, jau aš tokia tuoj būsiu, tai veda jau į kankinimo vietą ir sako, tu išsižadėk to Kristaus. Kam tu čia dabar turi tokią mažį, tu čia tokia negarbingai mirčia ant to tarp žvėrių, tų dantų.
Oi, sako, tai kad man Dievas nieko blogo nepadarė, už kągi aš jo turiu atsižadėti. Ne, sako, tegu sumala mane žvėrių dantys, kad aš tapčiau gyvenimo duona. Tai va taip, nes sako, manyje alma šaltinis, gyvieji vandenys, kurie man šnabžda, eime pas tėvą. Tai va, eime pas tėvą. Niekur kitur, pas tėvą, jo glėbį. Tai kas tada yra baisaus? Nieko. Amen, amen belieka pasakyti. Amen, o amen yra taip te būna. Taip, tai labai ačiū Jums, sesė Birutė, už pasidalintas mintis, už įkvepiančias mintis. Te lydi mus Viešpaties globa, ramybė ir palaima.